antras dublis, kaip sakyti. Tai esu Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių vietos veiklos grupės vadovė, šalia manęs mūsų viešųjų ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė, yra ir Egidija Ramaneckaitė, finansininkė, yra ir bendruomenių buhalterė Jūratė Jočienė, tai jeigu turėsime klausimų ir joms, tai jos mielai iš tikrųjų padės. Tai pristatysiu, kaip ir minėjau, apie kvietimą 15 ir pirmą kvietimą ir iš tikrųjų sumanaus kaimo galimybės. Tai paraiškos yra priimamos jau iš karto, kaip sakant, pasižymėkite, kad šitos datos nepraleistumėt. Tai iki kovo 8 dienos 24 valandos ir elektroniniu parašu pasirašytas, užpildytas, atsiunčiate štai tokiu mūsų elektroniniu paštu. Tai dar pasiteirausiu, ar keičiasi skaidrės nuotolinių stebintiems. Taip, keičiasi. Gerai, ačiū. Tai kvietimo suma 15 kvietimo ir ūkio ir verslo plėtros priemonės yra 176 252 eurai. Kaip matote, vienam projektui paramos suma yra galima 38 000. Verslininkam intensyvumas yra 50% arba 70%, čia yra priklausomai kokio dydžio yra jūsų įmonė, ar labai maža, ar vidutinė. Reikia surinkti minimaliai 40 balų ir jau toks griežtas yra reikalavimas, kad būtina sukurti vieną etatą darbo vietą. Galimi pareiškėjai, kaip matot, yra labai maža įmonė, ūkininkas ir fizinis asmuo, kurie yra registruoti mūsų Kaišiadorių VVG teritorijoje, o mūsų teritorija yra Kaišiadorių rajonas, išskyrus Kaišiadorių miestą. Tai čia yra tie, kurie dirba su verslo liudijimais arba individualia veikla. Reikia atitikti tam tikrus reikalavimus, kurie išvardinti finansinių sąlygų apraše, tai mes juos pagrindinius jums bandysime pateikti čia, o visą kitą galėsim ir toliau per konsultacijas arba klausimų būdų. Tai kur tinka įgyvendinti tą jūsų verslo plėtrą? Nes mūsų priemonė yra būtent plėtros. Mes ne pradžią remiame, iš tikrųjų remiame tikrai tos, kurie mūsų rajone, labą dieną, veikia tikrai nemažai ir būtent tai plėtrai reikia. Taip, pirmiausia, pasižymėjote, iki kada reikia pateikti paraišką. Dabar įsivertinkit, koks tai yra jūsų verslas. Ir pasižiūrėkite mūsų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kuris yra patalpintas prie mūsų kvietimo priemonių. Ir atkreipkite dėmesį, kad ten yra pažymėta spalvomis. Yra va tokia rausva spalva ir balta spalva remiamos veiklos. Tai jeigu jūsų verslo rūšis yra pagal tokią veiklą, kur yra rausva, tai reiškia, kad mes neremiam jūsų tokios veiklos. O jeigu yra baltam fone, tai reiškia, jūsų veikla yra remiama. Tai ne, čia nebus, čia tik atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu jūsų pagal, nežinau, EVRK jums išduota ar individuali pažyma, ar jūs susižymėję, nes visi verslai, viskas Lietuvoje, kas veikia, jie atitinka tam tikrą ekonominį veiklos rūšių klasifikatorių, pagal tai skaičiuojam mokesčius, pagal tai juos mokame ir taip toliau. Tai tam, kad įvertintumėt, kad ne pirma susiskaičiuotumėt balus, užpildytumėt paraiškas ir verslo planus, o paskui atsiverčiat, kad jūs pasirodo neremiami. Tai mes bandom pasakyti, ką iš eilės reikia padaryti, kad ateitumėm į finišą ir jūsų projektas būtų finansuotas. Pasitikrinom AVRK, einam toliau. Yra dar keli niuansai, kad jau jūsų ir tinkama veikla ir dar tada turite įvertinti, kiek gavote pajamų. Tai jeigu fizinis asmuo, tai jums reikia per metus 11 088, jeigu jūs juridinis asmuo, tai 24 070 eurų 80 centų. Yra atskirom AVRK nustatyta, pavyzdžiui, apgyvendinimo, kad tai 11 088, stovyklavičių veikla 5544. Ir kad ta veikla būtų mūsų rajone, aišku, mobili veikla, tai gali būti ir už mūsų rajono ribų. Ir kad kuriate ne mažiau kaip vieną tą darbo vietą etatą. Aišku, jeigu jums paramos nereikia 38 000, jeigu jums, pavyzdžiui, reikia paramos 16 tik tai jūs kurite pusę etatų. Jeigu dar mažiau, proporcingai tas etatas yra, jeigu 38 000 paramos etatas, jeigu 16 000 pusė yra atitinkamai kitaip.
Tai kokie tai yra balai? Kad surinkti tą minimum 40 balų, jūs turite įsivertinti ir siekti projektu tų balų. Tai aišku, kad viena darbo vieta yra privaloma, už ją nėra skiriama balų. Balai yra skiriami nuo 1,1 etato ir iki kiek norite tų etatų galite kurti, jeigu jie jums yra reikalingi. Tai kaip matot, nuo 1,1 iki 1,5 16 balų, iki 2 18 balų, jeigu daugiau negu 2 darbo vietos yra 20 balų. Toliau, kad jūs mūsų rajone veikiate netrumpiau kaip 1 metus, iš karto gaunate 20 balų. Tada yra, kad pareiškėjas yra jaunas iki 40 metų fizinis asmuo. Čia yra, jeigu gali būti pagrindinis akcininkas UABO, gal tai direktorius, kaip sakyti, arba individualios veiklos, tai jau taip. Nu, bet čia tik 15 balų. Visi kiti 85, kaip sakyti, tiem, kas virš 40. Tada jūs projekte numatote diegti tam tikrus alternatyvius energijos šaltinius ir už tai jums skiriame 15 balų. Tai čia tas balas, kai jūs savo veikloje, versle ir kaip sakyti, įdarbinate saulę, vėją ar tai vandenį. Tada skirstoma dėl nuosavybės. Tai jeigu jūsų verslas vyksta pastate, tai yra būtent, kad jūs jame teikiate paslaugas, jame vystote gamybą, tai skiriama 10 balų. Tai mobiliai veiklai ta jūsų nuosavybė negelbės to 10 balų, nes, pavyzdžiui, jeigu jūs, nežinau, kokie čia buvo su ekskavatoriais, kad išvažiuoja dirbti kitur, bet ne vietoje kasti ten tos tvenkinius ir visą kitą, tai ir tų balų jūs negausite. Toliau skirstome į paslaugas ir į gamybą. Tai jeigu gaminate, gaunate 20 balų, jeigu jūsų veikla, verslas yra paslaugos, tai 18 balų. Tai va, surinkome minimum 40 balų, išpildom paraišką, priedus galėsime teikti. Toliau dar bus apie tinkamumą. Tada 15 kvietimo kita priemonė, tai yra vadinama minkštoji neverslo, tai yra bendruomeniškumo ugdymas ir krašto savitumo puoselėjimas ir jo reprezentavimas. Ir iš tikrųjų įdėjom tokią, visi jau turbūt žinote, durys atsidarė, kad Kaišiadorys yra Lietuvos kultūros sostinė. Tai šita priemonė yra tikrai tinkama reprezentuoti mūsų kraštą ir galite tai padaryti ir skiriant tas savo veiklas ar galbūt renginius ar kažkokias dar kitokias veiklas, prisidedant prie tos mūsų kultūros sostinės ir pakviečiant kitus pas mus. Tai atkreipkite į tai dėmesį, kad tai galima. Dabar šiek tiek palyginimo yra, kadangi tie minkšti projektai pas mus gausis iš vieno kvietimo ir iš senos strategijos ir iš naujos strategijos. O kaip žinot, visi tų renginių ar tai tokių minkštų veiklų, veiklos projektų tikrai daug rašo ir gyvendina, tai čia iš tikrųjų tas likutis koks tai yra, bet palyginimui įdėjome, kad taisyklės yra skirtingos, strategijos yra skirtingos, paraiškų formos yra skirtingos, jeigu pagal seną strategiją yra vordinė, tai pagal naują yra excelinė paraiška, pareiškėjai taip pat šiek tiek skiriasi, naujoje strategijoje negali būti pareiškėjai savivaldybė ir jos įstaigos. Kai tuo tarpu, bet čia turbūt sumaišiau, ne, teisingai. Kai tuo tarpu naujoj jau savivaldybė negali būti, senoje gali būti. Tai paramos sumos taip pat skiriasi. Paramos suma pagal 15 kvietimą yra 5 000, pagal naujos strategijos pirmą kvietimą 10 000. Parama intensyvumai irgi yra kitokie, tai pagal mūsų 15 kvietimą senąją strategiją 95, pagal naują 90. Tada dar eina tinkamumo vertinimą, iš tikrųjų pagal senąją atliekame mes, jums, ta prasme, paraišką tikriname, užklausimus rašome ir visą kitą, pagal naują jau tai darys nacionalinė mokėjimo agentūra. Kontrolės laikotarpis taip pat skiriasi, pagal senąją buvo 3 metai, pagal pirmą kvietimą iš naujos bus 5 metai. Čia jeigu kas su ilgalaikiu turtu ar kitiem kvietimam.
Viešinimas taip pat skiriasi iš tikrųjų ir logotipai, ir jeigu seniau viešinti reikėjo iškart su pirmu mokėjimo prašymu, tai pagal naują galėsite išpildyti įsipareigojimą su paskutiniu. Tai dabar grįžtame į tą mūsų senąją, kur dar yra 5000 eurų paramos, tai čia yra ta minkštoji priemonė. Ir intensyvumai yra net 3, kaip sakyt, tai jau kas dalyvavę mūsų projektuose, tai tikrai žinote, likutį turime 21 112 eurų. Nu, tai galite paskaičiuoti, jeigu maksimus visi po 5000 projektų, tai tikrai 4, o jeigu ne, tai dar ir daugiau. 80% intensyvumą galime finansuoti, jeigu jūs norite, nu jau taip tą kraštą reprezentuoti, nežinau, gal kažkokias skulptūras ar kažkokią, nežinau, suolelius ar apšvietimus kažkokius įrengti, tai yra mažąją architektūrą, tai tada jums yra 80% intensyvumas ir yra kontrolės laikotarpis 3 metai. Tai galite pirkti tai ilgalaikį turtą, tik procentas yra 80. Jeigu be ilgalaikio turto renginiai, kažkokios stovyklos ar kažkokie užsiėmimai, tai yra 95%. Ir aišku, yra 100%, tai grinai mokymams, bet mokymams yra papildomi reikalavimai, nes mokymai turi būti su strategijos mokymais, o kadangi jau paskutinis kvietimas, tai praktiškai neįmanoma. Gal kažkas tai sugalvos. Taip pat minimum 40 balų. Ir čia tinkami pareiškėjai yra išvardinti, kas tai yra viešieji juridiniai ir aiškiai yra parašyta, kas nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė, tai yra kaimo bendruomenė, savivaldybės įstaiga ir kiti viešieji juridiniai asmenys registruoti mūsų VVG teritorijai ir veiklą vykdantys Kaišiadorių rajono savivaldybė. Tai čia galimi partneriai. Jūs į projektą tikrai galite kviesti partnerius ir kartu įgyvendinti tikrai nemažus projektus. Tinkama projektų įgyvendinimo vieta pagal šią priemonę yra ne tik tai mūsų teritorija, yra realiai visa Lietuvos Respublikos teritorija. Bet žmonės, kuriems tas projektas yra tinkamas ir kur jie dalyvaus, ar tai renginiuose, ar tai muziejuose, ar tai kitokiose parodose, dar kažkokiu prasme, ar stovyklose, tai yra tikslinė grupė yra iš mūsų VVG teritorijos, mūsų savivaldybės. Taip, dabar turi turėti dar tokio tinkamumo, toksai įsipareigojimas, ne tik įsipareigojimas, bet jau tikrai taip turi būti, tai turi turėti administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos projektą. Kas tai yra? Tai yra, kad jau jūs kaip pareiškėjas ar už projektą atsakingas asmuo, kad jau jisai turi patirties, gyvendino bent vieną projektą, tai jau jūs ir atitinkate tą tinkamumą. Ir arba jūs projekto metu perkate konsultavimo paslaugas, tai reiškia, projekte numatote tokias išlaidas, irgi atitinkate. Arba projekto vadovas turi aukštąjį arba universitetį išsilavinimą vadybos, ekonomikos, finansų valdymo, administravimo srityse. Tai reikia pateikti duomenis. Tai 1 iš 3, tikrai ne visi 3. Tai apie tą 80%, kad tas išliekamas rezultatas turi būti, tai kaip minėjau, ta mažoji architektūra ar kažkas panašaus ir kiti finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai. Taip, kokie balai yra pagal šitą mažąją minkštąją 5000 eurų priemonę, tai 30 balų yra skiriama, kad pareiškėjas yra kaimo bendruomenė ir jinai tikrinama yra, jeigu jinai yra kaimo bendruomenių savade, jeigu mes ją ten randame, reiškia, jums yra skiriama 30 balų. Taip, matau, kažkas pakėlė ranką, prašau, jeigu šitoje vietoje. Dovilė Vainarė. Taip, aš norėjau paklausti, ar gali būti projekto partneris iš kitos savivaldybės, ne Kaišiadorių? Ar Taip. Projekto partneris? Šitoje priemonėje, ta prasme, partneriai gali būti irgi iš visos Lietuvos. Supratau. Bet irgi, kad atitiktų, kad tai yra nevyriausybinė organizacija. Ne, partneriai gali būti ir, man atrodo, visi juridiniai. Supratau. Gerai, dėkui. Gerai, toliau. Tai toliau, dar 30 balų yra už inovatyvumą, bet kuris yra taikomas būtent mūsų Kaišiadorių rajono VVG teritorijos inovatyvumas.
neįmame, ta prasme, Vilniaus, Kauno ar ten kažkokiu kitu, įmam savo teritoriją, net iš Kaišiadorių miesto neįmam, ta prasme, tų pavyzdžių ar kažko, bet žiūrime savo inovatyvius sprendimus projekte ir juos lyginame ir už tai skiriame 25, jeigu tai yra vienas sprendimas projekte, jeigu 2 ar daugiau 30. Toliau projekte dar, jeigu savanoriai, tai irgi yra atitinkami balai, tai vienas savanoris, kaip mato, 20 balų, 2, 25, 3 ir daugiau yra 30 ir 10 balų yra skiriama už projekto veiklose skatinamą fizinį aktyvumą. Čia dabar atsiprašysiu, Dovilė dar ranka, ta prasme, ankstesnis klausimas ar dar papildomai? Čia sena ranka. Visai nuleisiu viską. Klausim naujų. Gerai, einame toliau. Kur dabar, ką čia pasakoju, kur tai rasti? Kur tie dokumentai, ką ten užpildyti, tai iš tikrųjų yra mūsų Kaišiadorys www.lt tinklapyje. Ir taip pat galite, kas stebite, nežinau, turėtų veikti, nusiskanuoti ir turėtų iš karto jūs nukreipti į kvietimo 15 dokumentus. Ir kągi mes tenai rasim. Tai ar kažkas skanavo, galiu keisti? Šiaip skaidrėmis tikrai pasidalinsime, įrašų pasidalinsime, bet turbūt įrašų antrą kartą nepaspaudėm. Skaidrėmis tada. Taip, toliau. Tai va, ką paspaudė, iš tikrųjų mes randame, kad 15 kvietimas ir finansavimų sąlygų aprašas, tai jame va, yra surašyti tie visi tokie reikalavimai, vietos projekto paraiška, čia verslo, tai yra vietos projekto paraiškos forma, antras priedas yra vietos projekto verslo plano forma, ir trečias priedas yra tas būtent, apie kurį minėjau, kad ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kuriame žiūrite, ar tai balta, ar tai šiek tiek rusva, kaip sakyti. Ir minkštos priemonės bendruomeniškumą, tai yra irgi finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma. Ir kadangi galimi yra partneriai, tai jungtinės veiklos sutartis. Tai jeigu į projektą kviečiate partnerius, tai nepamirškite, kad prie projektų turite pridėti ir jungtinės veiklos sutartį, kuri parodo, kad jūs su jais bendradarbiaujate. Taip, ir pagrindai, ką pildant reikia atkreipti dėmesį. Tai jau mes čia visą laiką sakom, tai yra 4. ir 5. lentelės. Nu, čia pagal seną strategiją. Tai 4. lentelė yra ta, už ką mes jums skirsime balus. Tai jeigu jūs pateiksite štai tokią tą 4. paraiškos lentelę, tai čia jums yra 0 balų. Tai jūs jau nebedalyvaujate. Tas pats yra apie 5. lentelę, jeigu jinai yra tokia nulinė, nieko čia nėra, tai reiškia, kad jums ir finansavimo nereikia. Tai nepamirškite, kad čia neturi būti tuščių eilučių, į ką jūs siekiate balų, kurią eilutę, ten pildote ir informaciją, iš kurios mes jums skirtume balus. Čia pildote informaciją, kaip mes jums skirtume, kiek paramos. Čia šiek tiek tokį pavyzdį tos lentelės, jau kuris yra užpildyta, tik tai mes biškį padalinome, tai atkreipkite dėmesį iš tikrųjų, kas yra parašyta. Tai būtent parašyta, kur prekės, darbai, paslaugos, bendrosios, įnašas natūra, netiesioginės. Ir atkreipkite dėmesį, kad rašoma FSA, kuris iš finansavimo sąlygų aprašo papunktis, pagal kurį jūs prašote. Ar tai prekė, ar tai paslauga, ar tai darbai. Kaip kiekvieną išlaidą jūs pagrindžiate? Tai turi būti 3 komerciniai arba 3, nežinau, informacija vieša, prieinama ir būtinai, kad turi būti parašytas parametras. Nes jeigu nėra parametro, tai jums tikrai nieks neskirs paramos ir tie parametrai turi būti visose 3 komerciniuose tie patys. Nu, čia esmė, kad nenusipirktumėte, nežinau, viena ten kokia įranga yra ten su 2 ratais, kita su 4 ratais ir ten panašiai. Tai čia atkreipkite dėmesį į tai, kad turi būti užpildyta teisingai suma su PVM, be PVM, prašoma suma, nes verslo atveju tai skaičiuojama 70% ar 50% nuo sumos be PVM,
Minkštų projektų atveju, tų, kur 5000 ir 10 000, tai skaičiuojama nuo sumos su PVM paramos intensyvumas. Taip, einam toliau. Taip. Jeigu yra PVM, ne PVM, tai reiškia, Verslo, taip, bet jeigu jisai negali sugrąžinti PVM. netinka šitas variantas, jau kelis kartus esame su ministerija ir nacionalinė šitą klausimą kėlė ir visaip PVM tinkamas jums vieninteliu atveju verslininkam, jeigu jisai iš viso nėra apmokestinamas PVM. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs susiimat, nežinau, švietimo paslaugom ar vaikų socialiniam paslaugom, kaip sakyti, tada jums PVM tinkamas net ir UAB. Einam toliau. Tai tada reikia prie paraiškos užpildyti paraišką ir pildote verslo planą. Verslo planus pildo tikrai kai kurie ir patys, ir samdosi konsultantus. Tai čia jau jūsų yra pasirinkimas, tik irgi prieš samdydami ar tai konsultantus, ar pasitelkdami, nežinau, kažkokias kitas priemonės, įvertinkit štai šiuos rodiklius. Nes jeigu jie jūsų, ta prasme, netitinka grynas pelningumas ten 0 ar daugiau, skolos rodiklis mažiau arba lygus 0,65, paskolų padengimas irgi 1,25 arba daugiau ir einamo likvidumo koeficiento, kurio reikšmė yra 1 arba daugiau. Jeigu pagal jūsų finansinės ataskaitas jie yra netokie, tai nereikia jums ir to verslo plano. Nemeskit pinigų konsultantam, kurie užpildys, bet realiai netitiks jūsų rodiklį. Tai patarimas yra toksai ir būtinas yra prie paraiškos pridėti verslo planas, nes dabar pakeitė taisyklės, kad jeigu verslo plano nėra kaip priedo, tai ir paraiška iš karto atmetama. Tai jau buvo, kad tikrai ne visi teikdavo iš karto, nes nežino, ar praeina balai, ar ten tinkamumas. Tai būtina dabar pateikti verslo planą. Išlaidos tinkamos iki kada čia galbūt tas toksai šito mūsų 15 kvietimo, kad jį reikia įgyvendinti iki 25 metų Liepos 1 dienos. Tai yra, nes kadangi baigėsi čia 25 metų, ne 24. Tai viskas gerai, 2 metus gali dar įgyvendinti. Tai gerai tinka ir rugsėjo 1 dienai. Bet tai jums 24 metais? Ne, 25. Paankstinsit. Gerai, tada išlaidos turi būti patirtos būtent iki tos dienos. Aišku, jeigu turite ten kažkokias bendrasias, tai jos tinka ir metai laiko iki paraiškos pateikimo, bet esmė yra ta, kad šitą datą planuodami, nežinau, verslo plano įgyvendinimą ir visą kitą ir šitus minkštus, kur 5000, planuokite šitas datas. Kontrolės laikotarpis verslui, dar minėjau, yra 3 metai nuo galutinio mokėjimo pateikimo arba išmokėjimo galutinės paramos. Šiek tiek apie, nežinau, daug klausimų sulaukėme, kokia transporto priemonė yra tinkama ir kokios netinkamos pagal mūsų šitą ūkio ir verslo plėtros priemonę. Tai čia mes bandėm vizualiai parodyti, kokios tai yra tinkamos, nes ten iš aprašymo galima, nežinau, nusilaužti skaitimui ten ir liežuvį, ir smegenis, tai realiai mes išskaitome, kad yra 4. Tai tas 8+1 ar 7+1 yra galima pavėžėjimas tik tai tada, kai teikiama tokia pavėžėjimo paslauga būtent socialiai pažeidžiamiems. Ne šiaip, kad aš sugalvojau taksi užsiimsiu. Bet jeigu jūs, aišku, tuo taksi kaip socialiniu tokiu užsiimtume, tai tada irgi tinkama yra ta transporto priemonė. Tada liaudiškai kalbant, nežinau, tas kablukas toksai vadinamas, tas yra tinkamas, jeigu jūsų versle yra tokia transporto priemonė reikalinga. Tada kita transporto priemonė tokia, taip atrodo, mes čia kaip pasakom, kaip DPD čia dažnai važinėja, tai va toksai be langų. Ir dar yra 4 tokia sunkiai skaitoma, bet aš manau, kad jinai tokia yra, sakyčiau, kelininkų gal toksai automobilis, bet jeigu jūs teikiate tikrai kažkokias, nežinau, aplinkos priežiūros ar pavyzdžiui, teiktumėt, nežinau, žemės ūkiui paslaugą, nes čia, kaip matėte, tinkamas pareiškėjas yra ūkininkas ir jis gali realiai pirkti traktorius ir žemės ūkio padargus, bet paslaugas teikti žemės ūkiui, ne savo ūkyje tai naudos, bet teiks tokias paslaugas pagal žemės ūkį. Taip, tada, kas dar, jeigu jūs planuojate kažką su statybomis realiai, tai yra galimybė, kad
jūs patys atliekate tuos statybos darbus ir galite pirkti tik tai medžiagą. Bet, nu, aišku, to medžiagom jūs turite pateikti komercinius pasiūlymus. Nu, pavyzdžiui, nežinau, ten kokį gipsą pirksit, nežinau, dar kažką ten, tapetai, balkiai, dar kažkas, tai vinys, tai visiems tiem turite teikti komerciją. Taip, tai čia dar irgi tas toksai pasmulkinimas, kad į ką atkreipdėmėsi, kad jeigu planuojate su statybomis, nes aišku, galima ir nauja statyba, ir rekonstravimas, ir kapitalinis remontas, ir infrastruktūra, ir yra galimi paprasto remonto darbai, bet čia tikrai atkreipkite dėmesį, kad yra galimi nuo 12.1 iki 12.11, o visi šį pagrindiniai paprasto remonto darbai yra 12.12, bet Žemės ūkio ministerija tų darbų per šią lyderio programą neleidžia atlikti. Tai ir kitų reikalingų jums paslaugų įsigijimas. Vietos projekto bendrosios išlaidos 10%, PVM, kaip minėjau, jeigu tinkamas, ir yra tikrai jau ta, nežinau, čia kiek metų ta naujovė, kad netiesioginės vietos projekto išlaidos, jos irgi yra galimos ir netiesioginiam išlaidom nereikia pateikti komercinių pasiūlymų. Jums jos skiriamos tam, kad jūs kokybiškai įgyvendintumėt projektą ir galėtumėm skirti projekto vadovui ar tai projekto finansininkui šias išlaidas. Tai čia tik tai dar įdėjome, kas yra tie 12.1 ir 12.11, tie paprastojo remonto darbai, ir čia, kaip sakyt, specialiai išbraukėme tą 12.12, nes visi kiti sako, statybos reglamentas yra, o kodėl jūs nefinansuojat? Nu, čia ne mes, taisyklėse išbraukė Žemės ūkio ministerija reikalingus pagrindinius paprastojo remonto darbus. Toliau apie netiesioginės čia išvardinom, kas tinkama būtų iš netiesioginių, ką jūs galėtumėt iš to 12%, tai čia gaunasi, kad visi beveik projektai tiek po 5, po 10 tūkstančių ir 38 yra iki 85 tūkstančių, tai jums realiai 12%, nu, ir aišku, turi žiūrėti tos rangos išlaidas nuo 60 tai iki 90-24 arba iki 60 irgi. Nu, tą procentą skaičiuoti atskirai. Bet pirmą turite žinoti, kokios yra tinkamos visos pagrindinės, tiesioginės, ir iš tiesioginių tada gausite netiesioginės išlaidas. Taip, ir kaip dabar tą visą 5 lentelę pagrįsti, jau šiek tiek užsiminiau ją rodant, tai kiekvieną išlaidą perkat prekę, 3 kažkokią informaciją, ir pigiausia įmate į projektą, ta prasme kainą. Pavyzdžiui, jeigu, nežinau, pavyzdžiui, ta transporto priemonė ten kainuoja 20 tūkstančių, tai 3 komerciniai pasiūlymai 20, 21, 22 tūkstančiai ir mažiausias eina į projekto pagrindinę išlaidą. Taip, klausimas? Dėl nekilnojamo turto dabar sutartis su juridiniais ar su fiziniais asmenimis. Pavyzdžiui, žemės sklypas, kur investuoja į aikštelę kažkokią renginį. Su fiziniais asmenimis. Jeigu tie įrenginiai bus kaip nauja statyba, tai iš viso yra, kad pareiškėjas turi valdyti arba projekto partneris nuosavybės teise. Dauginis lauko aikštelė, treniruotojai, kažkas krepšinio. Jeigu jau yra, ta prasme, ir jūs darote kaip rekonstrukciją, jeigu naujai yra reikalavimas, jeigu nauja, tai viskas valdo žemę pareiškėjas arba projekto partneris, arba ta žemė yra valstybinės savivaldybės ar panašiai. O projekto partneris gali būti fizinis asmuo? Gali būti. Taip, nu, čia yra dar toksai reikalavimas, kad bent vienas komercinis turi būti ne iš VVG teritorijos, tai reiškia, kad bent vienas, tai reiškia, kad ir visi 3 ir kiti gali būti iš kitur, tik ne iš VVG teritorijos. Tai tik bent vienas, bet ir visi 3 tinka ne iš VVG teritorijos. Jeigu perkančiosios, nežinau, kurios organizacijos, galbūt savivaldybių, biudžetinės įstaigos, tai gal jos jau yra atlikę pirkimus, tai jos prideda tada tik tai atliktus pirkimus kainai pagrįsti. Nu ir yra dar tas įdomumas, kad visais įkainiais, nežinau, kurie čia yra išvardinti, jeigu jūs randate tokių įkainių, kurie jums tinka, tai tą įkainį įdedate į 5 lentelę ir komercinio teikti jokio nereikia. Įkainiam nereikia rinkti komercinių pasiūlymų, tai bandysiu paprastai paaiškinti pagrindinius tokius įkainius, tai čia gal labiau tinka tiem minkštiem projektam, kur iki 5 o iki 10 tūkstančių, tai yra tokie įkainiai kavos pertraukų, nu, realiai tikrai kas daro renginius, stovyklas, ar kažkokius užsiėmimus,
Tai yra kavos pertraukų įkainis, yra pietų įkainis, yra patalpų nuomos salės, yra moderatoriaus, nu ir aišku, yra viešinimo įkainiai. Tai jeigu jūs šitus įkainius naudojate, jokio kito, ta prasme, komercinių, nei print screenų iš interneto nereikia ieškoti. Čia šiek tiek įdėjau, kokie tie įkainiai yra iš tos lentelės, iš tos ataskaitos, kuri yra patvirtinta tie įkainiai. Tai nu irgi žiūrite, va čia moderatoriaus paslauga, tai jeigu maža grupė, tos mažos grupės irgi yra skirstomas ten iki 10, iki 25 dalyvių, iki 50 ar ten iki 100, tai vat priklauso kokią auditoriją, kokį renginį moderuos, tai tokia yra ir atitinkama moderatoriaus kaina. Tai pavyzdžiui, jeigu jums reikia renginio 4 valandos ir ten, nežinau, vidutinė grupė, tai jūs šitą sumą tiesiai rašote į 5 lentelę ir jokio ten pagrindimo nereikia parašyti. O jeigu renginio kartu vedėjas, moderatorius ar atlikėjas, pavyzdžiui, galima pakišti ar nepašti? Tai jisai bus moderatorius, o kad jis dainuoja, tai jūs jam neuždraus. Čia reikia iškas. Taip. Sekantis salės su įranga nuomos taip pat yra išvardinta, kokios ar maža, ar vidutinė, ar didelė, irgi priklausomai nuo renginio trukmės. Tai, salės tokios. Bet tikrai žinau, kad, pavyzdžiui, mūsų rajone, kas turi įkainius, tai tikrai jų neviršijam ir kas darė, tikrai telpa. Kiti irgi įdomus kavos ir pietų, tai jeigu planuojate, kad jūs savo renginio metu tikrai teiksite pasitikimo kavą ir išlydėjimo ir dar pietus pasiūlysite, tai vadovaukitės šiais įkainiais, tai yra vienam asmeniui skirti įkainiai. Tai viena, pavyzdžiui, kavos pertraukėlė yra 3,37 € be PVM, 2 kavos pertraukėlės tinkamai, bet aišku, renginio trukmė tada jūs turite žiūrėti. Esmė, kad jeigu jūsų renginys vyks, pavyzdžiui, 6 valandas, tada reikia komercinio pasiūlymo, nes nėra įkainio 6 valandom. Bandėm kaip čia, pro rato principas, skaičiuot, sakė ne. Jeigu norit 6 valandų, tai turi tada rinkti komerciją. Bet 5 valandos 25 minutės, ne? Taip, ne, gerai yra 3 valandos 99 gal minutės. Nu tai arba 2 renginius valandos pertrauką. Nu čia, kaip sakyti, visai. Nu ir pietų iš tikrųjų yra tas įkainis. Tai jeigu suplanuojate maitinimą tokį ir dedate 100, pavyzdžiui, ten tų asmenų ar 200, dauginate iš šito įkainio ir tą sumą iš karto į projektą rašot, komercinių nereikia. Yra viešinimo dar tie įkainiai, bet jie yra tik tai va šitie 3. Tai yra, jeigu jums reikalingas plakatas, o čia pagrindė tikrai tokios sumos yra iki 10 000 paramos ir iki 50 000 paramos, tai jums užtenka tikrai viešinti projektą A3 formatu, tai yra 24,30 € be PVM. Jeigu A2 formatu, tai jau 23-28, o jei kitų dydžių, tai nedaugiau kaip 30. Bet viešinimui galima skirti nedaugiau kaip 30 € be PVM šitiem minkštiems, o iki 38 verslui, tai 60 € be PVM. Tai čia yra toksai kaip, ne procentas, čia konkrečios įvardintos kainos, kad jau 3 plakatų ar kažko jau nepadarysite, jūs vienas bus nebetinkamas išlaidom. Šiaip yra bendrųjų. Jo, tai čia yra prie bendrųjų išlaidų. Viešinimo išlaidos įeina į bendrasias išlaidas. Į tuos 10%. Toliau šiek tiek apie nuosavą indėlį norime parodyti, kaip jisai atrodytų ir kaip tai pasiskaičiuoti ir kaip tai įvertinti ir kaip prisidėti savo nuosavą. Tai jeigu verslo žiūrime, tai parama 38 000, tai jinai ir yra 70%, čia su 70% paskaičiavam. Tai projekto vertė 100% be PVM, gaunasi 54 285, o bendra projekto vertė su PVM, nes dar prisideda, nes tas 70% yra nuo sumos be PVM, tai jau gaunasi, kad jūsų visas projektas yra 65 685 € 71 centas. Tai realiai jūs visą šitą sumą, visus 65 685 turite pagrysti komerciniais ar tai įkainiais
Tai va visą tą sumą, ne tik paramos ar kažką, bet visą sumą. Ir kaip tai atrodo tas prisidėjimas jūsų, tai 30% gaunasi apie 16 tūkstančių, PVM-as 11 400. Aišku, jeigu jūs užsiimsite tokia veikla, kur PVM-as tinkamas, tada jums to PVM prisidėti nereikia. Arba gal jūsų komerciniai, jūs perkate gal prekes iš tų tiekėjų, kurie nėra PVM mokėtojai, tai tada jums ir nereikia prisidėti to PVM. Tai šiaip jūsų prisidėjimas gaunasi 27 685, tai čia 30 ir plus PVM. Ir prisidėti verslui yra tik piniginėmis lėšomis, tai yra savo arba skolintų. Dabar dėl tų mažų projektų, tai irgi čia tokį paskaičiavom, kad jums būtų lengviau orientuotis, tai 5000 parama yra 95% ir 100% su PVM, tai yra 5263, tai jūsų va, tie 263 eurus, 5% jums reikia prisidėti. Arba jeigu 80% su tuo ilgalaikiu turtu, tai matote, jau tada reikėtų prisidėti 1250. Nu ir atitinkamai 90% būtų pasiskaičiavimai. Dabar šitiems veiklos projektams prisidėti galite, kaip matot, net 6 būdais. Tai yra savo lėšomis arba, nežinau, prašyti savivaldybės arba projektai partnerio, jeigu partneris yra projekte, jisai gali prisidėti lėšomis, galite skolintis, galite atlikti savanoriškus darbus. Tai va, pasižiūrėkit, kad vienu atveju jūs turit prisidėti, kaip sakiau, tas 263 tūkstančiai, kitų ten 1250 ir jūs šitus 20% arba 5% galite prisidėti šitais 6 būdais. Tai galite skirti ir pinigais, ir įnašų natūrą, tai yra to savarankiškais darbais. Tai dabar savarankiški darbai, kaip matot, yra tik fiziniai darbai. Tai, per renginius, nežinau, labai kažko tai, kiek turėjom patirties, nėra išgalvojama tų skrajučių dalinimas ir kitoks darbas neužskaitomas yra į fizinius darbus. Tai čia vienintelis buvo, galbūt, nežinau, gal kažkokį kitą prireiks jums darbo. Tai kas lauke darė, ta prasme, renginius ar kažką, tai būtent vietos paruošimas, nušienavimas ar kažkas tai buvo tinkamos, arba, nežinau, stalų kažkokių sudėliojimas, ar tai scena. Kaip? Ne, o čia jau toks daugiau intelektualus, nebent, vis tiek įgarsinti. Jeigu tos aparatūros sudėliojimas, ta prasme, tai, aš manyčiau, kad galbūt, ta prasme, gali, nes tai realiai sunkus fizinis darbas nešioti mikrofonus ir tas visas dėžes, kol ar tai apšvietimus ir visa kita. Ne, gali ir partneris savanoriškus darbus atlikti. Taip, gali jisai tą jūsų įgarsinimo aparatūrą sunešioti. Tai jūs patį įgarsinimą, tai jisai jau jums parduos paslaugą. Jau jūs perkat paslaugą. Bet įgarsinimas, tai juo per mikrofoną garsas eis, tai jau kažkas kitas kalbės į mikrofoną, o jisai tik sunešios įrangą. Ar taip? Tai jos prižiūrėjimas, suderinimas irgi yra daromas. Tai taip, bet jau čia labiau intelektualus negu fizinis. Tai mes žinom, bet sakau, tai yra fiziniai darbai, ne tokie ūkiški, kurie tikrai yra numatyti ir mums kitokių darbų neleidžia. Jūs galite parašyti, bet jie bus pripažinti kaip netinka. Tai 1 valanda yra, kaip matote, 12 eurų 8 centai. Ir čia tik tai yra dar pagal 3. ketvirtį, tai jeigu jūs paraišką pateiksite, pavyzdžiui, kovo 8 dieną ir galbūt jau bus paskelbtas statistikos departamente 4. ketvirtis, tai tada reikia persiskaičiuoti. Ir pateikėte tokią savanoriškų darbų lentelę, kur matosi, kiek valandų dirbs, pavyzdžiui, tie savanoriai. Pavyzdžiui, jeigu 3 žmonės jums nežinau, šienauja pievutę, kuriame vyks renginys, tai 3 žmonės, pavyzdžiui, 3 valandas, arba jeigu jie valandą dirba, tai dauginate iš 3. Galima tos. Taip. O gamybiniai darbai gali būti irgi fiziniai užskaitomi, ar ne?
Ką turit Reiškias omeny? kolonėlės padarymas. Kolonėlės padarimas. Jeigu vis dar apie garsinimus ir panašius dalykus. Nu tai jeigu jūs norite tokią, Jeigu pjovimas, tai žolės pasodinimas. nu tai tinka, ta prasme, jeigu jūs tą kolonėlę, nežinau, kaip imitaciją to norit sukalti, ta prasme, ir pamokyti ar parodyti, kaip jos ten daromas, nu taip, ta prasme, dirbat su plaktuku tada ir su pjūklu. Tinka. Taip, einam toliau apie viešinimą, nu tai čia irgi tie, nepamirškite sakinuko, kada viešinant, bet čia jau po to, kai bus skiriama parama ir aišku, atsiminkite, kokie tie logotipai, jau turbūt su paskutiniu kvietimu ir šitus logotipus pamiršim, bus kiti. Tai plakato irgi, kad nepamirškit, kiek ten turi užimti procentų tie visi ženkliukai, kad 25% to jūsų A3 formato, nes kitaip sakys perdaryti. Taisyklių tikrai žinom kur, logotipų žinom iš kur parsisiųsti, jeigu kas kreipkitės į mus, lipdukų irgi reikia sužymėti, va, perkate įrangą, tai sužymėti reikia lipdukais, galit kreiptis pas mus, atsiųsime tų lipdukų, tikrai susilipinsit. Gedvilė specialistė apie viešinimą viską patars. Taip, dabar dar turime tokių naudingų nuorodų, gal jau kas pastebėjote, kad prie kiekvieno kvietimo yra paraiškos ir formos ir yra dar apačioje naudingos nuorodos. Tai čia mes irgi stengiamės sudėti tai, ko jums galbūt prireiks. Tai ir viešinimo taisyklės, ir pačias taisyklės, kuriomis vadovaujamės. Ir kas reikalinga dar su verslo, tie ekonominio gyvybingumo tos taisyklės, vienos įmonės deklaracija ar smulkaus ir vidutinio verslo deklaracija, tai verslininkam teks užpildyti tą vienos įmonės ir smulkaus ir verslo subjekto statuso deklaraciją, nes tam, kad mes nustatytumėm, kokia jūsų įmonė yra, ar maža, ar labai maža. Nuo to priklauso intensyvumas. Tai tiek apie 15 kvietimą. Žodžiu, jeigu kažką ranką kelkite, gal kažkas... Dabar tas pats pareiškėjas ir vieną projektą ir kitą šitos dalis. Taip, tai jo, galbūt nepaminėjau, tai 2 projektus galima įgyvendinti minkštus vienu metu. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs, aš gal labiau sakyčiau, kaimo bendruomenė ar tai biudžetinė įstaiga, jie vienu metu gali įgyvendinti 2. Tai 2 gali teikti į 15 kvietimą po 5 000, arba 2 gali teikti į 1 kvietimą po 10 000, arba 2 gali teikti vieną iš 15 kvietimo, kitą iš 1 kvietimo. Tai yra tas, žodžiu. Arba jūs įgyvendinate, bet šituo atveju nesigaus, nes šiaip... Planuose nebus kažko, jeigu tam teikia 2. Ne. Net tai yra leidžiama, net pakeitė taisyklės, kad ir pagal vieną laikotarpį ir pagal kitą. Taip, tai tada žengiame toliau į, kaip matot, nauji logotipai, nauji užrašai, kvietimas naujas, strategija nauja, kelbiam, einam pirmin. Tai tema mūsų strategijos yra tokia naujos, kad vietos ekonomikos ekosistemų plėtra, diegiant tvarios energetikos ir sveikatinimo poreikių tenkinimo sprendimus. Tai paraiškos irgi iki tos pačios dienos, tos pačios valandos, tuo pačiu elektroniniu paštu, pasirašytos elektroniniu parašu. Tai kvietimo suma yra 50 000, tai galite sudėti, ten buvo apie 21 000, čia 50 000, tai galima sakyti apie 70 000 galime mūsų rajoną reprezentuoti renginiais, veiklom ir taip kultūrinti. Intensyvumas čia yra 90 balų, parama vienam projektui 10 000, balai taip pat 40. Ir čia tinkami pareiškėjai yra tik tai nevyriausybinės organizacijos. Šitam kvietime iš tikrųjų biudžetinių įstaigų nebeliko pagal reikalavimus, bet juridiniai asmenys kaip partneriai yra galimi visi. Tai ar tai biudžetinė, ar tai UABas, ar tai mažoji bendrija. Tačiau fiziniai negalima. Ne, fiziniai ne, čia tik juridiniai. Jo. Tai va, tai taisyklės irgi yra kitos. Naujo laikotarpio ir vietos projekto įgyvendinimo vieta taip pat yra Lietuvos Respublikos teritorija. Tai tikrai galite ir tą žinią nešti per visą Lietuvą apie mūsų bendruomenę. Atsiprašau. Tęsim toliau.
Čia kokie yra balai. Tai irgi tokių skirta tikslinė grupė jaunimui arba jaunos šeimas, tai yra 20 balų. Ir čia neužtenka parašyti, kad projektas bus skirtas jaunimui. Mes turime rasti konkrečius skaičius, kiek jaunimo dalyvaus kažkur tai renginiuose, jūsų veiklose, kiek jaunų šeimų, ta prasme, kažkur tai kažką pamatys, kažką sužinos ar kažkokią kompetencijų įgis. Toliau irgi projektas susijęs su sveikatinimo gerinimu, taip pat tam tikros veiklos irgi turi atitikti. Nesakau, kad čia mes turim būti šeimos gydytojai šitam projekte, bet ta tokia prevencija, kad link sveikesnio mūsų gyvenimą eiti, turim prisidėti. Nežinau, ėjimai kažkokie, varžybos, bėgimai, tai kas tikrai gali padėti mums aktyviau, sveikiau ir kokybiškiau gyventi. Taip pat turite nusimatyti tam tikrą, nežinau, kažkokią tai veiklą projekte, kuri prisideda prie švelninimo mūsų klimato kaitos ir tą plėtoti tą darnią energetiką. Kaip tai pavyks jų projekte, yra galimybių, tikrai yra 20 balų. Pareiškėjas kaimo bendruomenė 20 balų ir taip pat yra savanoriai. Tai 1 ar 2 yra 10, 3 ar daugiau yra 20 balų. Taip pat, kur rasti kvietimo pirmo dokumentus, tai irgi mūsų tinklapyje kaišiadorys.vvg.lt ir kaip matote, žiūrite, kur visada yra kvietimai ir arba jeigu kas, dabar galite nusiskanuoti ir iš karto jūs nukreips į paraiškas, kurias reikia pildyti. Bet savanoriam 29 maksimali riba, minimalios nėra. Taip, jeigu tai yra nepilnamečiai, tai tada turės būti tėvų sutikimai. Bet jeigu jau nuo 18 iki 29 metų atlieka jums tą savanorišką darbą, tai jūs su tais savanoriais pasirašote tokias savanoriškos veiklos sutartis. Kad ne šiaip pas jūs tas žmogus dabar atėjęs dirba. Jeigu anūkas greitai patampys po pievą, tai nesiskaitys savanorius. Tai čia yra niuansas, gal jeigu grįžtant šiek tiek, kad nemaišytumėm tų savanorių. Pavyzdžiui, va yra. Šitie savanoriai, už kuriuos jūs gaunate balus, jie gali daryti ir intelektualų darbą, kaip sakyti, ir jie jums ir skrajutės, ir ta prasme, kažkokį kitą, kur ten reikalinga daugiau, ta prasme, sumanumo, jie tai gali daryti, ar kvietimus išnešioti ir panašiai. O tie savanoriai, kurie atlieka fizinius darbus, už juos jūs gausite paramos su savo prisidėjimą. Tai va, atskirkite tuos 2 savanorių grupės. Aišku, niekas nesako, jie gali būti ir ten tie patys. Bet tik tai skirtingi. Taip, tai čia kvietimo pirmo dokumentus randame ir atsiverčiame, tai randame patį kvietimą, jis nėra, kaip sakyti, ten didelis, ten tik taisyklės yra išvardintos ir kur orientuojamės. Paraiškos forma yra excelinė, tai ten tikrai, nežinau, manau, visko klausimų gali kilti, kur ten ką rašyti, tai tam ir esame, kad kartu tai supildytumėm, pažiūrėtumėm, kaip viskas veikia, nes turbūt pirmas gal mūsų kvietimas Lietuvoje yra iš naujos strategijos, kitos VVG dar tik tai rengia ir matėm jau irgi šiom dienom turbūt planuoja paleisti. Ir čia irgi jungtinės veiklos sutartis, tai jeigu jūs partnerius imate, tai būtinai turi būti prie paraiškos pridėta ta jungtinės veiklos sutartis. Patys, jeigu taip savivaldybė tokią tvarką turi, jeigu jie nori partnerius pasiūsainkti, tai jie turi atsiklausti. Tai taip, bet čia tik tai galėsi ten, kur su 80%. Jo, tai tada taip. Tai patys balai išvardinti yra paraiškoje šitoje iš pirmo kvietimo, tai va čia ir jūs atitinkamus žymėjimus padarysite ir kur pažymėsite, taip ir įvertinsime. Ir paraiškos vata, kur buvo 5 lentelė, dabar 6 lentelė, tas finansinis planas, tai jau čia irgi viską suskaičiuoja, jau čia patiems nereikės suskaičiavimo mašinėlę skaičiuoti, tai tik pasirenkate, kuri išlaida, ar jinai su PVM, ar be PVM, ir kaip yra aprašoma, ir tik pataikome vienu žodžiu, ar tai darbai, ar paslaugos, ar šiaip prekės, ar bendrosios, ar netiesioginės ir visi kiti.
Tai manau, kad tų klausimų iškils, nežinau, kas iš čia esančių jau pildėta kažkas tai. Kiti, žinau, kad rašė, kad sako, Janina, kažkas negerai su paraiška. Sakau, jinai Excelinė. Ai, tada gerai, sako. Nes buvom įpratę, kad Word'nis. Taip, nu čia yra daug visokiausių, yra prašymų dėl tų išlaidos, kokios jos turi būti, nu tai visą tai ir įvertinsim, kaip jūs aprašysit, kad jos realiai įdėjo tą kontrolės laikotarpį, kaip sakiau, bet aišku, šitai priemonė nėra kontrolės laikotarpio, bet projekto įgyvendinimo metu negalite keisti tų išlaidų. Jeigu dabar dar bent leido pakeisti į bent tos pačios rūšies, tai dabar, nežinau, tikrai turbūt nebe. Bet aišku, pirma, gerai suplanuojame, kad nieko nereiktų keisti. Ir neviršijam tų rinkos kainų, kaip sakyti, nes tikrai tos rinkos kainos, tai, pavyzdžiui, tai, ką jūs pateikite, jeigu jūs pateikite ten kažkokią tai prekę, mes dar turime ieškoti, ar jinai tikrai viešoje erdvėje tiek kainuoja. Jeigu, ta prasme, nerandame arba kainos užaukštintos yra, kreipiamės į nacionalinę metodinės, kad jie dar per savo sistemas patikrintų ir tada sumažina jum arba visai neskiria. Tai, tam ir yra komerciniai, kad tikrai galima būtų tas adekvačias rinką atitinkančias kainas pateikti. Taip, tai minėjau, čia jau galima 36 mėnesius įgyvendinti šitą projektą, kadangi tai yra iš naujos strategijos, tai jūs galite nuo šiandien 3 metus įgyvendinti tą projektą. Taip, tai irgi yra kokios tos išlaidos. Tai naujos prekės, bet taip nauja turi būti naujos prekės, nauja įranga, darbai ar tai paslaugos, kurios jums reikalingos įsigyti. Tada bendrosios išlaidos PVM-as, jeigu jis tinkamas, ir tos netiesioginės išlaidos, ta fiksuota norma. Toliau irgi čia labai daug teksto yra, kas yra netinkama. Kokios netinkamos išlaidos, tai čia jas paėmėme, kaip sakyti, iš taisyklių, bet dažniausiai tikrai pasitikriname. Pirkdami prekę, nežinau, galite pas mus konsultuotis, ta prasme, ar jinai būtų tinkama tokia išlaida, ar panašiai. Tai įvertinsim. Aišku, negalit pirkti tikrai žemės ir pastatų, tai jau čia, nes dažnai būna šitas klausimas, ar galiu pirkti pastatą iš paramos, arba ar galiu pirkti žemę iš paramos. Tai ne, čia pagrindinis pasakymas, kad negalite. Ir prabangos prekių negalite pirkti, tai yra jachtos, lėktuvai, kaip sakyti, keturračiai galingi irgi jūs jau negalite. Kažkada kondicionieriai buvo prabangos prekių. Tai kažkada buvo, tai palaukit, dar kažkiek metų ateis ir tos jachtos. Taip. Tai va, ir negalite, ta prasme, pirkti tokių dalykų, kurie, kaip sakyti, kenkia žmogaus sveikatai. Tai rūkymai, alkoholis, kaip sakyti, ir panašiai. Tai tokių negalim. Jeigu pavadinti vieną prabangos prekę, o kitas verslas iš to daro verslą, tai ar jinai prabangos ir kaip verslo įrankis tada ta prekė? Aš suprantu, kad iš mūsų šito žemės ūkio fondo neleidžiama pirkti šitų, kas susijęs su vandens prekėmis, nes yra žuvininkų fondas. Ir aš suprantu, tenais yra parama, kas plaukioja upėse, jūrose ir vandenyse. Ir žuvis augina, ta prasme, čia negalima. Jeigu pirksi baidarę aktyviam, tarkim. Baidarės galim, baidarė gynė jachtą, čia mini. Didesnį baidarį, šiek tiek. Jeigu iš baidarės gausis jachtą, taip atsitiko. Dviejų aukštų, ta prasme. Nežinau, yra. Ne, baidarės tikrai tinkamos ir pirko tikrai ne vieni, tikrai buvo tokių. Tai įkainiai irgi galioja tie patys, kaip ir prieš tai vardinom. Čia nuosavas irgi indėlis ir kaip tai atrodo, tai jeigu jums visos 10 000 eurų paramos reikia, tai jūsų projektas va taip gražiai atrodo 11, 11, 11 ir jums reikia prisidėti 1111 ir 11 centų. Tai ir prisidėti galite irgi visais išvardintais, kaip prieš tai buvo, arba fiziniais darbais, kaip sakau, tą 10% jūs skirtingais, galit vien pinigais prisidėti, galit vien savanoriškų darbų prisidėti. Čia už tokį įkainį, tai čia aš galiu pirkti vieną datą. Taip, nes yra kas dirba turbūt už 2 ar 4 eurus valandą, kai pradėjom strategijas iš tikrųjų, tai dabar jau. Tai va.
Taip, nu ir Bet kas... tinkamos irgi nuo pateikimo paraiškos. Jo, nuo paraiškos pateikimo. Tai pavyzdžiui, jeigu šiandien pateikėte jūs mums paraišką, tai ir jeigu jau esate suplanavę kažkokios veiklas ten, nežinau, kovo mėnesį, tai taip jūs savo riziką, ta prasme, rizikuojate sumokėdami už tas paslaugas, kol bus įvertintas jūsų projektas. Tai kaip dabar išmokėsime tuos jums 38 tūkstančius, ar tai 5 tūkstančius, ar 10 tūkstančių? Tai yra trys būdai ir jame nėra grynųjų, kaip sakyti. Tai galimas 50% avansas ir jūsų avansų tada dėliojate savo išlaidas ir mokėjimo prašymus. Kitas variantas yra išlaidų kompensavimas, tai kai jūs pats esate turtingi ir susimokate, viską sumokate ir paprašote, pateikėte sąskaitas, tik tai kompensuoti. Ir kitas variantas yra sąskaitų apmokėjimas, tikrai yra populiarus, tai yra, kad jūs sumokate tik tai savo dalį, pavyzdžiui, 10%, ar tai 5%, jeigu iš minkštų, arba verslo 30% ir PVM sumokate, ir mums teikite mokėjimo prašymus, kad mes mokėtumėm likusią dalį, tai yra paramą. Bet per kiek realiai sumokėjimas galimas realiai, nes kitas tiekėjas sakys, mums čia 2 mėnesius laukti blogai. Taip, iki 2 mėnesių jūs turite turėti kantrybės, kad jums skambins ir sakys. Tai aš sakau, kad jūs turite turėti kantrybės su tiekėjais, kurie jums 2 mėnesius skambins, kad dar jūs ne viską apmokėjate. Bet yra tikrai buvę rekordų, kad ir per 2 savaitės yra apmokama. O antirekordas? O antirekordas? Nėra buvę, nežinau, kokį mes rekordą turėjom. Tai čia turbūt gal vietos veiklos grupės ten skriaudžia, vertina po 3-4 mėnesius. Tai žada lauk 2 mėnesius, bet atbraiduos pradės skambinti. Taip, toliau. Tai irgi šiek tiek keičiasi viešinimas projekto, tai kaip matote, logotipas liko vienas. Nereikia ten jų klijuoti ir aišku, jeigu jūs savo logotipą turite, jūsų įmonė ar tai bendruomenė, tai tada irgi kažkur tai jį dedate kartu prie šito. Ir dar turbūt yra naujovė, kad jeigu turite štai tokius, nežinau, kažkur monitorius, arba kaip dabar pas mus čia yra lauke, tai jūs galite viešinti ir per tą lauko ekraną ar vidaus ekraną, tai prasme, tai yra lygiavertis viešinimas toksai. Net yra nuoroda, kurią turbūt irgi gal pasidalinsime, kad galite patys susikurti plakatą. ES komisija yra sukūrusi tokią nuorodą, kur jūs įdedat savo pavadinimą, savo informaciją ir jums iškart sugeneruoja plakatą. Bet tai senam logotipė yra šitas logotipas? Nėra. Dalis ar nėra? Ne. Nėra, tada Tai toks sakinys, kad remiate Lietuvos Respubliką ir ES, tai yra, bet tokio logotipo. Nu, yra ES vėliau. Yra, tik ne toksai. Tai irgi pirmo kvietimo yra nuorodos, kas jums reikalinga būtų, tai irgi apie netiesioginių išlaidų metodiką, apie įnašo natūrą savanoriškus, va tuos darbus pasiskaityti, kaip ten jie yra apmokami, apskaičiuojami ir kokie galimi. Ir įkainių dar tarp patidėjom, ir nežinau dar kokių jums reiktų, tikrai sakykite, dar pasidalinti. Ir taip. Pavyzdžiui, prisidėjimas į įmonę uždeda pinigais, ar reikalingi įrodantis dokumentus būtent projektą, kad įmonė turi 30-50% panašiai. Taip, gal kažkur nepažymėjome, ta prasme, bet jūs norint prisidėti, pavyzdžiui, šitą 1111, tai mes turime rasti, kad jūs arba sąskaitoje turite, jūs pateikėte sąskaitos išrašą, kad mes matome, kad yra daugiau negu tiek arba lygiai tiek. Ne, tokia netinka, toks print screenas, toks print screenas netinka. Ir sąskaitos išrašą, ta prasme, turi pateikti. Nes čia labiau gal nukrypom į savanoriškus darbus, į tą savanoriškų darbų lentelę, nes čia irgi, jeigu savanoriškais darbais, tai jūs pateikėte savanoriškų darbų lentelę planuojama. Ir tą sumą mes turime matyti, pavyzdžiui, kad 1111 yra būtent už savanoriškus darbus, tiek ir bus atlikta. Alternatyva, kažkokia finansinė. Taip, galite skolintis ir pasirašyti tokią, nežinau, tą ketinimų paskolos tokią galbūt sutartį, bet tada tas, kas skolina, irgi prideda sąskaitos išrašą, kad jis jį turi. Šiaip pasiskolini į sąskaitą pinigų, padarai išrašą. Neturim parodyti, iš kur jūs turite.
arba finansinės ataskaitos, nes taip. Čia buvo įvardintas sąskaitos išrašas, kad pateikiamas. Bet po to niekas nekontroliuos, tik pateikimą. Matosi tas išrašas. Tai kontrolė yra, jūs kitaip neįgyvendinsit projektų. Ne, tai taip yra. Nu. Kai mes darydavom, paskolį pinigų, padarai sumą sąskaitoj, padarai išrašą, paskui tu duodi atgal tuos pinigus. Pirmai išrašą turi pakeisti. Tai kaip jūs įgyvendinat, tai kaip aš sakau, Dievas duosiu. mes, kaip sakant, nežinom, kokie yra pareiškėjai. Sakyti, aš negaliu šiandien sakyti, kad tas nusikaltėliai ten ar panašiai. Pateikė, mes matome, jie turi, ta prasme, sakau, palikim darbą visiems, ir FNTT, ir STT, ir visiems kitiems, ta prasme, nes realiai mes vertindami projektą irgi jaučiamės, kaip ruošiam bylą į kokį teismą, ta prasme, viską tikrindami. Taip mes tikrinam. Žengiam toliau. Tai apie nuorodas ir kad taip teikiam konsultacijas, ta prasme, kas šiame pastate pirmą kartą, tai žinokit, kad mes esame antrame aukšte. Čia yra mūsų telefonai, yra mūsų elektroninis paštas. Taip pat galite mums, nežinau, turime ir Facebook'o paskyrą, galite ten rašyti, kur jums iš tikrųjų yra patogiau. Tai taip iš tikrųjų ir kreipkitės. Dar gal į bendruomenės labiau gal norėčiau pasikreipti, kad planuojate dabar savo visuotinius susirinkimus iš tikrųjų iki balandžio 30 dienos ir panašiai, tai jeigu yra poreikis, kad mes jums papasakotumėm apie kvietimą ir dar plačiau kažką, tai tikrai galime ir atvažiuoti į jūsų organizuojamą renginį arba į susirinkimą. Tai tikrai ir tai padarysim ir po darbo arba jums patogių laikų. Pasirašyti kaip elektroninį parašą, tai čia įdėjom kelis variantus, ta prasme, jeigu dar nežinote, bet tikrai jau dabar yra esame patobulėję, sumanėję, viskas yra gerai. Tai ir trečią turbūt jau turime etapą. Tai jau, jeigu dar yra klausimų iš kvietimų, tai mielai juos atsakysiu, ar patikrinsiu tik tai, ar nėra. Ar kas nors Zoom'e mus girdi, ar jau ten nieko nebėra ir gal čia nieks neveikia. Girdim. Jo, nes toks, kad aš čia viena kažkaip gerai, ačiū tada. Taip. Ūkininkas gali būti, kur 5000 paramos, ten partneris. Jo. O čia konkrečiai buvo parašyta, kad juridiniai. Kodą turi ir individualios veiklos pažymėjimą turintis. Čia ūkininkai, kaip jiem patogiau būna. Arba jie juridiniai, arba jie fiziniai, ta prasme. Bet ne, mes jau kažkada iš tikrųjų esam šitą įsiaiškinę, kad ūkininkas yra realiai fizinis. Ne, bent jisai yra UABas ūkininkaujantis, taip jis tada yra juridinis. Jeigu maža bendrija, tas gamina. Tai juridinis. Tai tada ūkininkas. Tai ūkininkas? Taip, tai jis gali ūkininkauti pagal ir visas teisinės formas, kaip aš suprantu. Iki to visi neturėjom žosios bendrijos, o nesenai susigalvojom. Tai visko prisigalvojam, kaip sakyti, bet kaip tinkamas pareiškėjas ar kaip partneris? Kaip partneris tai tinka. Partneris tinka, ar jisai šiandien susigalvoja būti tuo partneriu, ar jisai anksčiau. Tai pareiškėjai. Jeigu į verslą, tai pareiškėjas būtinai metus laiko mūsų rajone, ta prasme, turi veikti. O jeigu iš tus mažus partnerius, ta prasme, tai jie tinka. Jeigu individuali veikla yra registruota Kaišiadorių mieste, bet nevykdoma yra tuose miestuose. Netinka, ta prasme. Turi būti deklaruota fizinio asmens gyvenamoji vieta Kaišiadorių VVG teritorijoje, tai yra išskyrus Kaišiadorių miestą. Ūkininkas kaip pareiškėjas, tai jis mums tinka iš visos Lietuvos, bet jo valdos čia turi būti ir jo pastatai čia nais, kaip sakyti, jis investuoja į mūsų rajoną. Tai čia tik ūkininkų yra, ta prasme, išimtis. Gerai, su ūkininku aišku, o su fiziniu asmeniu, kuris turėjo tą individualią veiklą, yra registruotas kaip žmogus Kaišiadorių mieste. Tai netinkamas pareiškėjas, netinkamas, nes jis pateiks deklaruotą gyvenamą vietą Kaišiadorių mieste, o Kaišiadorių miestas yra netinkama teritorija. Taip, matau, klausimas ten. Sako, būtina 12 mėnesių registracija juridinio asmens, ar ne? Bet tiesiog galima teikti paraišką, bet negauti 20 balų.
Bet yra, Būti iš įmonė veikianti 12 mėnesių. tai yra niuansas, ta prasme, ten, kur rodžiau, kiek per metus jūs tuos 12 MMA, ta prasme, turite turėti. Jo. Bet- Tiesiog įmonė trūksta poros mėnesių. Tai Jau bet- perkelta į Jo. Kaišiadorių rajoną. Jinai, ta prasme, yra tinkama, kad ir 8 mėnesius veikia galbūt, ar 6, bet kad yra pasiekusi tuos 12 MMA per tuos 8 ar 6, ar gal kas ir per mėnesį pasiekė, prasme, nežinau. Taip, tinka. O dabar sakykit, aš turiu klausimą pavėluotai dėl bendruomeniškumo skatinimo projekto. Galim grįžti truputėlį atgal prie jo ar nelabai? Galim, tai čia... Mano klausimas tik būtų toks, ar turintis verslo liudijimą pagal pažymą žmogus niekaip negali? Ne. Ir tik mažoji bendryje arba juridinis, ta prasme, juridinis vienetas turi būti, ar ne? Sakykit, patikslinkit klausimą, jūs kaip pareiškėjas norite būti? Taip. Ne, tai pareiškėjai yra aiškiai įvardinti, ta prasme, kad jie turi būti juridiniai viešieji. Juridiniai viešieji, nevyriausybiniai. Supratau, Va. gerai. Kur arba pagal pirmą kvietimą dar kartuoju, kad būtent tik nevyriausybinės organizacijos, o gal pagal 15 kvietimą buvo. Gal negrįšiu, bet tai. Viešieji juridiniai asmenys. O nevyriausybinė organizacija turi būti registruota Kaišiadorių rajone, ar... Taip, Kaišiadorių BVG teritorijų išskyrus Kaišiadorių miestą. Supratau. Ne, Žiežmariai yra tinkamas, nes jis neturi 6000 gyventojų. Taip, Kaišiadorių rajone yra 2 miestai, tikrai žinom, tai yra Kaišiadorys ir Žiežmariai, bet BVG teritorija yra Kaišiadorių rajonas išskyrus Kaišiadorių miestą. Supratau, ačiū. Taip, tai keliaujam tada į sumanius kaimus. Tai taip, jau mes šį kelintą kartą kalbame, jau turbūt nuo, nežinau, Vilūnuose kažkada buvo bendruomenių susitikimas, dar su kaukėmis kalbėjome, dar COVID laikai, kaip sakyti, ir jau tada buvo pirmosios tos mūsų diskusijos, forumas toksai, ir jau to pasiekmes, kaip sakyti, yra, kad mūsų strategija turi priemonę, pati senoji strategija jau turi priemonę, jau turime 3 projektus, jau jie yra įgyvendinami, jau turbūt į pabaigą eina, ir dabar iš naujo laikotarpio ministerija skelbia naują dalyką, naują, kaip sakyti, kryptį, tai yra sumanus kaimai, bet pareiškėjai gali būti vietos veiklos grupės. Jeigu dabar pareiškėjai galėjo būti nevyriausybinės organizacijos juridiniai viešieji, tai dabar pati vietos veiklos grupė. Tai informacija yra tokia, kad paskelbusi yra ministerija kvietimą, nacionalinė mokėjimo agentūra įgyvendina, tai nuo balandžio 2 iki gegužės 31 dienos laukia iš Lietuvos vietos veiklos grupių sumanių kaimų strategijų. Tai dabar kokius žingsnius mes irgi esame šiek tiek pasidarę. Tai čia tik tai parodysiu, ką mums Žemės ūkio ministerija pristatė, kad biudžetas yra apie 15 milijonų sumanių kaimų strategijom ir kad maždaug apie tik 25 strategijas iš tikrųjų parems. Tai Lietuvoje yra 49 vietos veiklos grupės, tai realiai, pusė, daugiau negu pusė, kaip sakyti, tik tai galės gauti tą finansavimą ir kažką tai mūsų rajone pritraukti tas investicijas. Tai esmė yra, kad jeigu mes teikiame vieni, ta sumanaus kaimo strategija, kuri apima mūsų rajoną, tai yra tinkama ir tikimybė, kad yra iki 500 000 eurų paramos. Jeigu 2 vietos veiklos grupės, tai 600 000, jeigu 3 ir daugiau, tai 700 000. Čia tokie paskaičiavimai, nežinau, niekaip nesuprantu, kodėl turėtumėm antrą partnerį imti į projektą. Galbūt. Tai mūsų valdyba jau buvo susitikus ne kartą, aptarėm, kad planuojam tai daryti, planuojam, ta prasme, keliauti ir kurti ir bandome tą informaciją ištransliuoti. Tai čia yra net išvardinta, kokie būtų tinkami pareiškėjai ir kokios remiamos veiklos dėl sumanių kaimų. Tai čia tik būtų atvirkštinis variantas, kad dabar jūs mums pateikėte projektus ir kai gauname finansavimą, jūs juos iš karto ir įgyvendinate.
Tai esmė yra veiklos, kokios numatytos, nu, čia aišku yra administravimas, yra vietos projektų remiamos veiklos, tai ir kas gali būti tie vat, mažieji projektų vykdytojai. Tai čia yra išvardinti, matot, fiziniai asmenys, viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, savivaldybių administracijos, savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys, mokslo ir mokymo įstaigos. Tai va šitie galim pateikti sumanių kaimų projektus ir kad tai jungtų pagal temas sumanaus kaimo, apie jas gal kitoj skaidriai parodysiu, nes tai yra naujas dalykas, tai yra dar tikrai ne visi reglamentai perskaityti ir mūsų ir išanalizuoti, bet tai, ką jau esame supratę ir kur žengėme, norim pateikti ir jums. Ir yra intensyvumai apie remiamas veiklas, tai matot, galim paremti socialinį ir bendruomeninį verslą, tai ten yra intensyvumas 85 000, toliau socialinių ir viešųjų paslaugų perdavimo projektas, tai čia nežinau, čia irgi vat, yra kas dar savivaldybės, kurios nepadarė tų procentų tų namų darbų, tai gali irgi teikti projektą tokį, kuris palengvintų tai padaryti, tai 85% intensyvumas yra vat, tie veiklos projektai, tai vat, tie mažikų, apie kuriuos kalbėjau pirmam ir 15 kvietime, 80% intensyvumas, verslui privačiam yra 65% ir viešosios naudos nepelno projektai, tai čia tie vadinami infrastruktūriniai, kurie be darbo vietos ir kažką, bet jeigu jūs su pastatais, su parkais ar dar kažką papildomai, tai yra tik 40% intensyvumas. Esmė yra, kad vienam projektui galima skirti iki 200 000. Nu, tai čia matematika paprasta, kaip sakyti, jeigu 500 000 visa strategija, tai, nu, 3 projektai, nu, jeigu po 100 000, tai, vat, 4 galbūt projektai. Tai esmė yra tokia suskaičiavimai. Čia labai, iš tikrųjų, nepamatysite to, bet čia mes kaip VVG turime tiek informacijos pateikti jiems ir surinkti, kad mes surinktumėm 60 balų. Jo 60 balų. O tie balai yra labai čia įvairūs ir labai smulkiai surašyti, tai mes norime pateikti jums tą sumanaus kaimo tokį kvietimą, kad sutilptų mums viskas į tuos balus, jūsų balai į mūsų balus, mūsų balai į pačios strategijos sumanaus kaimo ir tada galbūt pavyktų finansuotų mums tą sumanių kaimų strategiją. Tai rengimo šitos strategijos projektas yra mūsų toksai, kad planuojam iš tikrųjų kviesti jūs visus ir kas girdi ir kas čia esą teikti tokius projektėlius nuo vasario 26, nu čia projektas yra nuo vasario 26 iki balandžio 8 dienos ir iš ko tai susidės, tai iš tikrųjų susitikimai jau buvo ir internetu, ir dar apklausą norime paleisti tokią, ir po to vėl jūs pakviesti į susitikimą, aptarti po apklausos, į kurią mes čia sumanaus kaimo pusę linktumėm, ir tada jūs teikiate paraiškas, kurias mes įvertinam, ir pati kaimo sumanaus strategija susideda iš jūsų paraiškų ir mūsų tos paraiškos. Tai gal ką jūs mums pateiksit, tai yra strategijos dalis sumanaus kaimo. Tai šiandien šiek tiek, ką mums irgi pasakoja ir ministerija, ir kiti, kaip tai atrodo, kokie galimi išmanus sprendimai ir kokios numatomos sritys, tai čia yra sumaniųjų kaimų temos, tai jūs turite pasirinkti, į kurią temą jūs norėtumėt pretenduoti, sakyti. Tai viena iš jų tema yra pažangi vietos infrastruktūra ir viešosios paslaugos, tai sritys, socialiniai tinklai, platformos, saugumas, apsauga, nuotoliniai mokymai, transporto paslaugos, nežinau, čia neįgaliesiems ar reaguojant į paklausą, elektros varomi ar saulės, nežinau, sveikatos, kaip čia sakyti, tobulinimas turbūt, arba kad mūsų kažkokia tai sistema, kažkokia platforma, kad galbūt prisijungtų prie sveikatos dar su kažkokiais duomenimis, atliekų tvarkymas, nu čia, pavyzdžiui, konteinerių siekimas, užpildymas, nu tam tikrų
platformų kūrimas ir panašiai. Kita tema yra vietos ekonomika. Tai, ta vietos ekonomika taip ir yra svarbi ir mūsų strategija ir viena kita yra skirta irgi ekonomikai, tai yra tam, kad ūkininkai, verslininkai ir bendruomenės užsiimtų verslais. Tai kokios sritys? Tikslus žemės ūkis išvardinta, nežinau, internetinė prekyba, kaimo turizmas, dalymosi platformų, trumposios maisto grandinės. Tai kokią jūs temą pasirinktumėte ir į kokią sritį orientuotumėte. Kita tema yra aplinkos apsauga ir klimato kaita. Ir sritys, kaip padaryti, kad nešvaistytume maisto, arba sumanų žaliosios infrastruktūros sprendimai, tausus gamtos išteklių vartojimas ir atstatymas, sumanus vartojimas, atsinaujinanti energija, agroekologija ir agrarinė aplinkosauga. Ir toliau yra aprašyta, ką daryti, norint sėkmingai sukurti tą mūsų sumaniųjų kaimų, kaip sakyti, tą koncepciją. Tai va. Tokius pinigus šitas. Tai jo, čia kaip Lietuva 2050 turim sukurti iš tikrųjų, o ne tris projektėlius, kurie, kaip sakyti, jiem galbūt norisi, kad kažką tokio sukurtum, o mes vietoje matom, kad tam tikras dalykas turėtų funkcionuoti ir veikti. Galbūt labai paprastas, kuris ateityje duotų daug daugiau rezultatų negu tam tikros kažkokios sistemos. Tai yra tų variantų, ką mes turime daryti, ko siekti, ką pasiūlyti, nežinau, ir kokias tas paslaugas kurti ir kaip tą visuomenę, kaip sakyti, informuoti. Nes realiai daug ko yra prikurta Lietuvoje ir tikrai yra gerų dalykų, bet nėra galbūt tos kontrolės, kai sukuria tą ir jinai nefunkcionuoja. Tai tikrai daug yra sistemų, kurios ne visos dar veikia, o jau kitas reformas yra daromas. Taip matau dar kažkas turbūt rašo, tai paskui gal atsakysime. Čia tik įdėjau tą, kad patiko čia jų tas, kad jeigu nesijaučiate, kad jūsų laukia iššūkiai, tai apgailestaudamas turiu pasakyti, kad jokių naujovių jūs nesiekite. Tai čia profesoriaus Henriko Leitono yra pasakymas iš susitikimo. Tai jeigu jau jaučiam, kad čia laukia mūsų iššūkiai, kaip sakyti, tai reiškia, kad mes kažko tai siekiame savo rajone. Tai ir turbūt tik tai primenu, kad planuojam, kas iš jūsų šito mūsų susitikimo norėtumėte tęsti tuos sumanių kaimų idėjas ir sritis ir temas aptarti, tai kviečiame vasario 23 dieną 14 valandą tuo pačiu adresu, toje pačioje vietoje susitikti. Ir manom, kad iki tos dienos jūs užpildysite tokią anketą, kurią mes žadame, nežinau, pirmadienį, antradienį tikrai ją paleisti, aptarus po šio susitikimo, kad turėtumėm jau rodiklius, ar tai jau bent sritį, ar bent temą, ką jūsų idėja prisidėtų prie kokios srities mūsų rajone, kokią problemą norėtų spręsti su manimi. Taip, 14 valandą. Tai informacija iš... Ne, šito nuotolio nebus. Tai kviečiame čia, informacija viešoje erdvėje, Facebook'e, mūsų tinklapyje tikrai bus, tikrai kviečiam. Nes, supraskit, kad tai yra konkursas sumanių kaimų, kaip sakyti, strategijų rengimo ir, nežinom, kitos VVG irgi turbūt rengia, ar tai dar kokie konsultantai irgi rengia, tai šitą susitikimą darom tik tai vietų. Taip, tai ką, dėkojam už tą dėmesį, kurie čianais išklausėte ir kurie nuotoliniu. Čia dar kažkas fotografuojantis telefonus, tai ar jau nebe? Nes noriu išjungti padalinimą, ta prasme. Jo, aš galiu išjungti. Taip, tai dar mačiau, yra klausimas čate, tai jaustam vadinamam. Taip, dėl pareiškėjo tinkamumo, dėl kvietimo 15 fizinis asmuo vykdo veiklą pagal pažymą 3 metai Kaišiadorių rajone. Ar yra numatyta kiek laiko, 12 mėnesių, ar galima prieš 1 mėnesį turi būti deklaruota gyvenamoji vieta? Nesupratau gerai klausimo. Jisai vykdo pagal pažymą, bet tik tai persikėlė į kitą vietą. Tai
ta deklaruota gyvenamoji vieta, jeigu jisai, pavyzdžiui, seniau kaimiškoje vietovėje gyveno, tai, nu, kad ir kitam, nežinau kaip čia, nu, gal čia pasitikslint galiu, bet galiu pasakyti, kad pažyma tai turi būti prieš mėnesį išimta. Tai yra šitas tikrai, kad kai jūs imate deklaruotą gyvenamąją pažymą, kuri įrodo, tai jinai turi galioti va, prieš mėnesį tą pažymą. O fizinis asmuo veiklą vykdo pagal 3 metai. Tai ar atsakiau į klausimą, ar gali kažkas įgarsinti? Taip, gerai, ačiū. Tai ką, ar yra dar klausimų? Jeigu klausimų nėra, tai labai tikrai dėkoju už prisijungimą, už sudalyvavimą ir lauksime užpildytų paraiškų. Tai nepamirškite, kad kovo 8 dieną po visų švenčių ar kitų dalykų pasveikinimų, žinokit, kad didžiausia sveikinimą savo bus pateikta projekto paraiška ir po to įvertinta. Tai ką, gražaus savaitgalio tada, skambinkit, rašykit, užeikit, lauksime. Kovo 8, ne? Viso gero. Viso. Tai čia džiaugiai, kad dabar eitų tarybų sprendimo dėl partnerystės, čia reikia radimo. Bandau kažkaip.